Važiuojam toliau. Jep. Sveiki, mano mėly žiūrovai. Šiandien filmukas apie aterosklerozę. Esu daręs kažkada šį filmuką, šią temą, šiuo topiku. Bet noriu dar kartelį visą pasakot. Per daug nebus, ar ne? Aterosklerozė, kas tai yra per darinys, kas tai yra per liga. Yra taip, yra venos ir yra arterijos. Lengva atsimint, nes kuom skiriasi, nes širdis pučia kraują, stumia kraują tolyn. Tai yra arterijos, ten, kur išeina didžiausias spaudimas. Ir kraujas venomis grįžta. Tai lengva atsimint, kad kraujas venomis grįžta ir arterijomis išstumiamas. Tai būtent arterijose vyksta ta žala, nes didžiausias spaudimas būtent ten. Spaudimas taip pat yra kenksmingas faktorius, nes didelis spaudimas lygu didesnis, grinai tiesiogiai didesnė žala arterijom, būtent todėl, kad tie toksinai daužo sieną stipriau esant didesniam spaudimui. Spaudimas mažesnis, siena bus pažeidžiama mažiau. Tai va, kalbam apie arterijas, ar ne? Toliau, kaip susidaro aterosklerozė, kaip ir sakiau, ar ne? Vyksta pažeidimas. Tai pažeidimai, vėlgi, kaip ir sakiau, toksinai, ar ne? Kaip atsiranda jie, įvairiausi metodai galėtų būti, netgi tokie kaip ultravioletiniai spinduliai, radiacija, chemikalai, vaistai. Tai tarkim, rūkymas, bet kokie tokie išoriniai, šalutiniai dalykai, kuriuos mes nededam į kūną ir kurie įskiria, tarkim, arba oksidacinio streso formą, arba toksinais. Tai bet kuriuo atveju vyksta žala. Ta žalą patiria endotelijos sluoksnis, tai yra tavo arterija, ir pats arčiausias kraujui sluoksnis, tai yra endotelijos sluoksnis, toks mūsų kaip ir apsauginis sluoksnis, arterijos kiti sluoksniai vidiniai, ar ne? Ten vyksta irgi procesai, bet būtent tas endotelijos sluoksnis, kuriame viskas vyksta, ar ne? Tai vyksta pažeidimas būtent tame sluoksnėje ir LDL, blogasis cholesterolis, būtent dėl to vadinamas blogasis, nes jis turi tokią savybę, kai yra jau pažeistas endotelijos sluoksnis, jis turi savybę prasibrauti pro tą sluoksnį ir sukurti tolimesnius procesus. Tai pirmiausia, jisai praeina ir oksiduojas. Oksiduotas LDL tampa oksiduotas ir jau organizmas jau nebe identifikuoja kaip LDL, blogasis cholesterolis, ar ne? Ir esmė tame, kad visas tas procesas sukuria uždegimą. Tada tavo imuninė sistema siunčia monocitus, tą uždegimą kaip ir reguliuoti kažkaip, ar ne? Tie monocitai tampa monofagais, monofagai tai valgo tą tavo LDL oksiduotą, kuris yra toje vietoje jau kaip ir pastrigęs. Pavadinkim taip, ar ne? Ir visas tas procesas, tie monofagai, visas uždaręs procesas įskiria uždegiminius, pavyzdžiui, citokinitus, ar ne? Uždegiminius signalus, kurie vėl toliau vyks kiti procesai. Bet esmė tame, kad ties šia vieta mes turim uždegimą tavo arterijos sienoje ir jau sluoksnis yra padengtas tokiu, kaip galim pavadinti, riebaliniu sluoksniu. Vis tiek tai yra tie monofagai, kaip ir suvalgo tą vadinamą LDL ar neoksiduotą, bet vis tiek tai yra iš esmės tas pats riebaliniai ląstelė išlieka kaip ir praktiškai ta pati molekulinė struktūra. Turim tą riebalinį sluoksnį tavo arterijos. Ir esmė tame, kad visas tas susidaręs procesas, kuris vyksta būtent toj išoriniai apsauginiai arterijos šitam sluoksnėje, tada vyksta tolimesni procesai, būtent iš smooth muscle cells, tokios ląstelės, kurios iš esmės skirtos saugot tavo arteriją, tarkim, vykstant kažkokiems pakitimams, žalai, tarkim, vykstant adrenalinų išsiskyrimui ir raumuo turi tapti stipresnis, tą pačią arteriją reikia kažkaip atstatinėti, statyti, tai tas smooth muscle cells, tos ląstelės yra iš esmės kaip ir, vėlgi, natūralus mūsų procesas, natūrali ląstelė, kaip ir mums reikalinga, viskas yra ok, bet šitoje aplinkoje susidariusiai mes turim uždegimą, turim oksidacinį stresą, lipidus. Šitoj vietoje šios ląstelės keičiasi ir sukuria tokį, kaip ir pavadinamą, viršutinį sluoksnį padaro būtent toj visoj vietoj. Tavo tam riebaliniam susidariusiam sluoksnėje dabartiniam, ar ne? Viršui, viduj šitos visos ateremos sukuriamas toks kaip ir kietinimo mechanizmas. Jis vadinamas kalcifikacija ir iš esmės daug procesų vyksta, bet paprastai tai tiesiog visas šitas audinys, darinys tampa kietas, nes vyksta kalcifikacija, kuri priveda prie osteoplastijos, kuri priveda prie kaulėjimo mechanizmų, pavyzdžiui, kaip osteoblastai,
kurie iš esmės tai kaulus formuoja, ne? Arba tas pats chondrocitai, tai yra kremzlės formavimas. Tai šitie visi procesai veda prie to, kad ta aterema tampa kieta, brandi ir grinai susidaro toks jau kietas audinys. Ir ta vieta, tos visos arterijos vieta iš esmės tampa tokia nelanksti, kieta ir realiai jau sukuri sumažinę, sukuri grinai kažkokį tais audinį, ar ne? Darinį, kuris neleidžia kraujo lengvai pratekėti. Tai vienas iš mechanizmų galbūt apsisaugot šitoj būtent vietoje, stabdyti kalcifikaciją, tai būtų K2, ypatingai MK7 forma, stabdo kalcifikaciją. Tai būtent kalciui neleidžia nusėsti ant tų sienų, ant būtent šito riebalinio sluoksnio ir formuoti visą kepą, fibrous cap, formuoti visą šitą kietą audinį, ar ne? Tai K2 su D3 naudot kartu reiktų ir faktas kalcijį prisižiūrėti. Bet sumoje tai čia būtent kalbant apie kalcifikaciją. Toliau galbūt kiti dalykai, ką būtų galima išspręsti, nes esmė tame, kad šitie visi procesai vyksta visada. Nėra taip, kad iš eilės kažkaip tai tvarkingai. Esmė tame, kad tuo pačiu metu ir gali viskas augti ir nėra taip, kad susidaro sluoksnis ir jį iš karto gražiai padengia. Tai trunka tikrai ilgai, gali trukti 10 metų. Tas vėl naujas endotelijos sluoksnis, vėl pažeidžiamas, vėl auga, viskas vyksta vienu metu. Visiška mišrainė mūsų organizme vyksta ir tas formuojasi visas darinys. Jis gali nuplyšti, nutrūkti, kažkur tai užkimšti tolimesnes arterijas ir sudaryti infarktacijas, tokias infarktinius audinius, kai tam tikras plotas audinių gali negauti visiškai kraujo, ar ne? Tai iš esmės daug problemų. Kaip išvengti? Tai kiekvieną tą etapą, kurį vardinau, kiekvieną mechanizmą reiktų bandyti išspręsti. Tai pirmas, kas atsitinka, tai atsitinka toksinai, ar ne? Visi šitie dalykai, oksidacinis stresas, laisvieji radikalai, visas tas blogis, kurį tu sukuri kažką tais naudodamas. Pavyzdžiui, cigaretės, rūkymas, vaistai, chemija, oksidacinis stresas, per didelio sporto streso, visi šitie dalykai sukelia arterijos žalą. Tai būtent pirmas, ką tu reiktų daryti, tai mažinti šituos dalykus, kad tiesiog sukurtų mažiau žalos būtent pačiose arterijose. Faktas spaudimas irgi labai svarbus faktorius, nes nuo spaudimo priklauso vėlgi, kiek stipriai tie visi toksinai, tarkim, daužys tas tavo arterijos sienas. Mažesnis spaudimas, tikimybė tikrai yra mažesnė. Tai šitie dalykai. Tada LDL nusėda tose vietose, jis turi tą savybę lengvai praeiti sieną, pažeistą. Tai mažesnis LDL kiekis, blogojo cholesterolio kiekis, mažesnis, mažins tikimybę formuotis, oksiduotis. Toliau uždegiminiai procesai vyksta. Vyksta uždegiminiai procesai, tai vėliau galėtum tą uždegimą mažinti. Kažkokiais tais prieš uždegiminiais vaistais, papildais ir panašiai, ne? Uždegimas. Toliau vyksta kiti procesai, kurių tu jau galbūt per daug nekontroliuosi. Tai šitas ta visa kalcifikacija ir panašiai, nebent, įskaitant tą, kurį vardinau, tai K2 su D3 ar ne, formą naudoti. MK7 forma mažina, stabdo, lėtina būtent šį kalcifikacijos procesą. Tai šitie visi mechanizmai, kuriuos galėtum bandyti kažkaip tais sumažinti, sutrumpinti, kad neįvyktų ta kalcifikacija. Bet iš esmės sumoju visoji, tai iš tos visos ateremos, to darinio suformavimas, taip pat ir įvyksta. Todėl nuo pat pradžių reikia prisižiūrėti. Spaudimas, uždegimas, oksidacinis stresas ir visi šitie dalykai. Tai tiek turbūt apie aterosklerozę. Naudoja chemikalus, kurie gali privesti prie šito, tai reikia būtinai saugotis jau iš anksto. Ne tada, kad jau susidarė, ne tada, kai cholesterolis didelis, bet nuo pat pradžių. Tai pradedi kursiuką ir reikia stebėti iš anksto cholesterolį, spaudimą, šitus du dalykus gan stipriai. Toksinus, glutationas, antioksidantai įvairiausi, vitaminas C, E, cinkas, visi antioksidantai, kur aš žinai, glutationas žiauriai geras snakas. Tokius visus naudoja, kad mažintum tuos visus procesus. Uždegimas iš esmės irgi. Ir kažkiek apsisaugosi. Faktas, daraisi kraujo tyrimus ir stebi, kiek ten tos žalos esi padaręs. Bent jau iš tam tikrų rodiklių, kuriuos tu ten pasidarysi. Bet ją tikrai manoma sumažinti, prisižiūrint, darant tyrimus ir viską protingai susidėliojant. Tai galbūt tiek apie aterosklerozę, apsisaugojimą lengvą tokį ir tiek info. Tai ačiū tiem visiems, kurie žiūrit, paspaudžiat laiką ir susimatysim kitame. Iki. Translation.
Esame